Ką tik įvyko Mildutės bėgimas. Sandrutė, papasakok pati apie šią idėją. Šita idėja gimė prieš 3 metus iš tikrųjų, kuomet mes ruošėmės Mildos pirmajam gimtadieniui. Pirmieji metai buvo jos sunkus, teko ir operaciją širdies ištverti, nemažai laiko ligoninėse praleisti. Todėl ta kiekviena tų metų diena mums buvo labai brangi ir svarbi. Ir tai pirmąjį gimtadienį mes atšventėm būtent artimųjų rate, bėgdami tos 365 metrus. Ir ta mintis labai patiko visiems, pasirodė prasminga ir mes davėm savo žodį, kad kai Mildutė paaugs, mes būtinai padarysim didesnį, masiškesnį šitą renginį. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien tai vyko. Ateityje galbūt bus galima netgi pagalvoti, kad tie, kas yra pajėgos, galės bėgti netgi kokius 3 km 650 metrų. O mes apsiribosim to skaičium, kuris reiškia tą tokį simbolį metų rato, tiek, kiek yra metuose dienų. Kodėl būtent bėgimas sportas? Kodėl būtent per tai nusprendė perteikti? Todėl, kad švenčiam gyvybės džiaugsmą. Mes turim savo vaiką, mes jo džiaugiamės ir tai yra tiesiog, kaip sakyti, gyvenimo džiaugsmo atspindys. Kaip kiekviena diena yra ėjimas, judėjimas į kažką į priekį. Tai vat, toks veiksmas, kuris sujungia visus, kuris yra aktyvus ir parodo, kad aš gyvenu, aš galiu, aš judu, aš veržiuosi, aš noriu, aš siekiu. Kiek dalyvių šiandieną atvyko? Sunku pasakyti, žinokit, iš tikrųjų aš buvau padariusi dalyvio lipdukų 82 ir mes gerokai jų pritrūkom. Tai aš manau, kad kažkur turėtų būti apie 100 žmonių buvo, aš manyčiau. Džiugina, mus tai džiugina šitas rezultatas, dėl to, kad, sakau, miesto visuomenė priėmė mūsų žinutę, jie sureagavo. Galbūt apmaudu, kad vis tik tai mažokai buvo tos tikslinės grupės žmonių, reiškia šeimų auginančių vaikus su negale, bet buvo. Aš tikiuosi, kad kitais metais jie išdrys, nes iš tikrųjų gal yra sunku, kai užsidarai savo šeimos rate, sunku išeiti, sunku pasirodyti, nežinau kodėl taip kitiem yra, bet taip yra. Sandra, kokių lūkesčių turi dėl būtent šio renginuko? Galbūt netgi tokie pamąstymai, galbūt iš visos Lietuvos pavyktų prikviesti dalyvių? Mes juokaudami su vyru kalbėjom nieko, sakom, kai bus 3. Mildutės bėgimas, tai čia koncertuos Telebimbam, suvažiuos dalyviai iš visos Lietuvos. Iš tikrųjų, tai šitas renginys reakciją, susidomėjimą tikrai sukėlė, reiškia, tai yra tinkama forma ir aš manau, kad mes tikrai plėtosim, galbūt projektą rašysim, kad pritraukti, praplėsti tas veiklas, gauti lėšų kažkokių tai didesnių ir tikrai mes iš tos minties nepaleisim, netgi jau su vyru kalbam apie tai, kad galbūt reikėtų daryti kažkokias tai ar savaitgalio mokyklėlės, ar vasaros dienos stovyklėlės, būtent šeimom auginančius vaikus su negale, rengiant tenai kažkokius tai meno terapijos užsiėmimus, kineziterapijos, kad tėvai galėtų masažą su savo vaikais daryti, psichologinius užsiėmimus. Tiesiog turim minčių, labai džiaugiuosi, kad mano vyras irgi dega noru, kaip gerinti situaciją. Tai vat, planų yra ne tik tai šitas bėgimas, bet dar turim ir kitų minčių. Kiek suprantu, jūsų vyrų esate tokios nuomonės, kad būtent mūsų rajone vaikučiams su negale yra per mažai institucijų, galbūt per mažai skiriama dėmesio. Ar taip supratau? Čia ne tik tai mūsų nuomonė. Iš tikrųjų, žinot, kaip yra, sako, problema tol nėra problema, kol tu su ja nesusiduri, kol jinai tau nepasidaro aktuali. Ir tol, kol mes neturėjom vaikelio su specialiais poreikiais, mes irgi gal nematydavom, kad, tarkim, net negi į visas valdiškas įstaigas tu gali patekti, netgi į ligoninį, nei visas patalpas tu gali patekti, tarkim, su neįgaliojo vežimėliu. Ar ten, tarkim, su dvinukų vežimėliu, kas jau dabar pas mus yra. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad ligoninės direktorius Merkliopas sureagavo į mano kreipimąsi ir įkūrė ankstyvosios korekcinės tarnybą arba reabilitacinė tarnyba, kitaip vadinama, kur dirba specialistų komanda, teikianti būtent pagalbą vaikams su spec poreikiais. Anksčiau to rajone mūsų nebuvo, bet kitur žinau, kad veikia ir visokie dienos centrai, yra darželiuose specializuotos grupės, arba bent jau dirba daugiau specialistų, kur grupėje yra spec poreikių vaikai. Nes mūsų rajone yra tokia situacija. Realiai, jeigu žmogus turi vaikelį, šeima turi vaikelį su spec poreikiais, vienas iš tėvų negali dirbti ir jisai, sakau, tampa socialinės sistemos išlaikytinis. Yra priverstas sėdėti namuose, reiškia, gauti ten kažkokias tai pašalpas, o užsienio praktika rodo, kad kaip pasakyti, kuo tu anksčiau integruoji visuomenę žmogų turintį spec poreikių, to jis paskui visuomenė yra mažesnė, mažiau, kaip sakyti, jam pinigėlių reikia duoti, mažiau jo išlaikymui reikia skirti. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu, ką aš pabrėžiu, kad tai yra ikimokyklinis būtent kažkoks tai ugdymas, darbas su šeimom, su vaikais iki mokyklinio amžiaus.
nes vaikai turintys specialių poreikių, ypač, reiškia, psichinės raidos poreikių, jie yra imliausi būtent iki 6 metų amžiaus. Tai reiškia, kiek tu į tą vaiką įdėsi, iki tokio amžiaus, tuo geresnį rezultatą galėsi turėti ateityje. Tai aš manau, kaip sakyti, kad pradėjus po truputį viską judint, manau, kad čia situacija pagerės, galbūt ir mūsų rajono politikai, kaip sakyti, niekas jiem apie tai nekalba, jie nežino, ko trūksta. Tai tiesiog mes norim kalbėti apie tai, norim keisti situaciją. Ir tavo padrasinamasis žodis galbūt tiems tėveliams, kurie pabūga šiandieną čia ateiti. Gyvybė yra didžiausia dovana, duota Dievo mum. Dievas ypatingus vaikus siunčia tik tai išrinktiesiem. Reikia mokėti priimti tą dovaną, mokėti skleisti meilės stebuklą, nes tai, ką duoda tokie vaikai, atperka visus rūpesčius. Ir nusimeskim savo visas baimės. Žmonės žiūri visada, žiūri į kitokią šukuoseną, žiūri į kitaip nudažytus plaukus, į kitokius batelius. Tiesiog tokie žmonės yra. Nebijokim, visi mes esam žmonės. Didžiuokimės savo vaikais ir pamatysim, kad ir visuomenė priims juos taip pat su meile.